atsirado pirmosios eketės išgręžtos, ieškosim žuvies. Dabar truputį apie sistemas, kurias naudoju stintelių žūkliai. Tai apie 70 cm meškerikotis, jis geriausia, kad būtų minkštas, nes pasipriešinimas kibant stintelį jaučiasi ir jinai išspjauna masalą. Na, o visa sistema susideda iš štai tokios lemputės. Ji mirksi raudoną žalią ir taip vilioja stintelę, vėliau eina biseris, kad nepertrintų mazgo, suktukas su karabinu, na ir pagrindinis pavadėlis. Šią sistemą sudaro 6 kabliukai, ant galo čia yra 7 gramai svarelis ir kas 30 cm surišti kabliukai, štai va tokiu būdu. Ant šitų kabliukų kabinamos musės lervos arba uodatrūklių lervos ir leidžiamos į didelį gylį. Ir tenais gaudamos stintelės. Na, o dabar pradedam ruošti žūklį. Štai kaip atrodo ant kabliuko užvertas dzikūnas. Nesvarbu, kad ten tas kablys šviečia, svarbu, kad musės lerva ne tik juda, kad maskatuotus gylyje, nes gylyje tamsu, tai kabliuko nesimato. Dar pažiūrėsim su dyperiu, kas geras. Vėjas labai stiprus, bet jau keletą stintelių pagavau. Išeina labai nedideliais būriais ir štai va tokios agurkais kvepiančios žuvis. Truputį kimba. Nieko gero, ieškosim didelio būrio, nes čia kol kas nekibimas. Ką tik buvo kibimas. O, pažiūrėk, kaip atrodo per dyperį. Traukiu žuvį. Uhu! O, kokia tauri žuvis. Štai va per dyperį, kas matosi. Va čia va matosi va, sistema mano leidžiasi link dugno. Štai va dabar va leidžiasi. O štai žuvis, mūsų tikslas. O, kibimas, tas meškerės. O. Štai ji. Do viršaus matai. Va 19 metrų matai iš šonai. Kaip matote, darau staigius ir didelius pakirtimus. Kodėl? O todėl, kad žvejoju su monofilo valu ir distancija, gylis labai didelis, tad reikia žuvį kažkaip pakirsti, o monofilas tamprus. Todėl darau tokį didelį ir staigų pakirtimą, kad galėčiau įkirsti kablį.